Pradėsime nuo 5 sekundžių susikaupimo pratimo, kurio metu sukaupsim dėmesį savo viduje ir sukursim vidinį norą, kad jūsų sielos įrašai būtų atverti. Ir kai būsit pasiruošę, prašom tą norą užtvirtinti balsu, ištariant žodžius, prašau atverti mano sielos įrašus. Žiūrime sielos istoriją. Siela yra šios visatos siela. Siela savo egzistenciją iš esmės pradeda nuo šios visatos sukūrimo pradžios. Siela įeina į kažkokią tai kuriamąją tarybą. Tos tarybos tikslas yra kurti ir organizuoti šią visatą bei jos vystymąsi. Panašu, kad tai yra didelė taryba ir sielos, kurios įeina į tą tarybą, kai kurios iš jų atrodytų yra sielos, kurios jau yra buvusios kažkur, dalyvavusios kažkur, kažkokiuose tai procesuose, kitose kūrimuose ir panašiai. Bet jūsų sielos atžvilgiu atrodytų, kad jūsų siela taip pat yra turėjusi kažkokių tai ciklų anksčiau, bet atrodytų, kad tai yra labai ilgas laikas, kiek praėjo nuo paskutinio ciklo. Ir jūsų siela kaip ir save mato kaip naujai pradėjusią save iš naujo, lyg jinai anksčiau neturėjusi jokių savo sielos ciklų. Ir jinai tiesiog kaip pradeda nuo nulio. Šitoj vietoj siela tiesiog naudoja sakralinę geometriją, pagal kurią yra sutariama, kokiamis kombinacijomis bus kuriama ši visata. Ir panašu, kad jūsų siela įeina į tas roles kaip kūrėjų roles. Mums turbūt labiausiai suprantama terminologija, kokią mes galėtume naudoti, apibūdinti šiai pozicijai. Gal tai nėra ideali terminologija, bet tai yra artimiausia, kad tai yra, ką mes galėtume pavadinti kaip arkangelas ar viršangelas. Ir yra naudojamos tiesiog tos arkos energetinės, kurios jungia energetinės sistemas šioje visatoje. Ir tokiu būdu yra kuriama egzistencija ir gyvybė. Jūsų siela iš esmės yra tarp tų kūrėjų, kurie tai kuria. Ir tai yra procesas, kuris trunka daug milijardų metų. Yra ties tuo dirbama ir daug yra pokyčių ir daug gal ir netikėtumų ar aplinkybių, bet jūsų siela tais dalykais dirba ir jinai kaip ir tokiu būdu įprasmina savo egzistenciją. Istorija yra ilga, kiek yra dirbama ir kuriama, bet mes pereinam truputėlį į priekį. Tai panašiai prieš 5 milijonus metų jūsų siela pradeda dirbti su šiuo sektoriumi. Tai yra galaktinis sektorius, į kurį iš esmės įeina 3 galaktikos. Mūsų paukščių tako, Andromedos galaktika ir trikampė galaktika. Yra dirbama su šiomis 3 galaktikomis ir yra numatyta, kad šiame sektoriuje bus daug pokyčių ir daug įdomių patyrimų. Tai tiesiog jūsų siela, kaip ir kitos sielos, pradeda dirbti ir ruoštis tiems būsimiems patyrimams. Ir galiausiai jūsų siela nusprendžia, kad jinai taipogi nori leistis to patyrimo. Jinai ateina pavieniam įsikūnijimam tiek Andromedos, tiek trikampės galaktikose, bet vėliau
yra nusprendžiama pereiti į ilgalaikius įsikūnijimus ir tai yra panašiai veiksmas vyksta prieš 850 000 metų ir yra įsikūnijama mūsų galaktikoje, panašiai prie Lyro žvaigždyno. Panašu, kad iš tikrųjų tai yra kažkas tarpe tarp Lyro žvaigždyno ir Drakono žvaigždyno. Idėja yra balansuoti tas dvi jėgas, nes ten kyla daug konfliktų ir yra noras suprasti abi dvi pusės. Tai yra įsikūnijama tiek į Lyro žvaigždyną, tiek į Drakono žvaigždyną. Abiejose pusėse yra užimamos gan aukštos pareigos. Daugiausia tos pareigos yra, pavadinkim tai, kaip valdžios pareigos, kažkur tai aukštuomeniai, kai kokiose politinėse ar karališkose šeimose. Ilgą laiką atrodytų yra gyvenama tose pozicijose Žemės planetą ir nusprendžiama atvykti panašiai prieš kokius 200 000 metų. Idėja yra dalyvauti šios planetos vystymėse. Kaip yra matoma, tai kad ši planeta bus gan svarbi ateityje. Atvykstama yra į Atlantidos civilizaciją, į pirminę Atlantidos civilizaciją. Ir tai yra gyvenama kažkokiose aukštuomenės šeimose, politinėse šeimose. Yra dalyvaujama Atlantidos politikoje. Idėja su Žeme yra noras paruošti tam tikrą dirvą būsimiem procesam šioje planetoje. Nes yra numatyta, kad šioje planetoje bus daug įdomių patyrimų. Ir šioje vietoje jūsų siela kaip ir yra numačiusi būti aktyvi tose patyrimuose po Atlantidos nuopuolio prieš panašiai 12 000 metų. Jūsų siela persikelia gyventi, šiaip keliose vietose bando gyventi. Ir tai buvo toks kaip tranzitinis laikotarpis, šiek tiek buvo tam tikra Atlantidos civilizacija Šiaurės Amerikoje ir kurį laiką gyvenama ten. Paskui yra persikeliama gyventi į Europą, ir tai yra į keltų civilizacijas. Gyvenama tenai, tuomet atrodytų į Skandinaviją, yra gyvenama su vikingais, kas iš dalies ir kilo iš keltų. Daug kur irgi yra gyvenama aukštuomenės šeimose, kai ateina jau modernesni laikai, taip vadinami ponuliniai metai. Gyvenama Pietų Europoje, daugiausia Portugalijos, Ispanijos, kažkiek tai Italijos imperijose, tiksliau Romos. Vėliau keliaujama tolyn, gyvenama kaip Olandijos imperijoje, Vengrijos imperijoje, nemažai vėlgi tokių aukštuomenės pozicijų. Daugelį tų pozicijų yra užimama ne tik tais kažkokia tai politinė pozicija, bet taipogi ir daugiau kaip dvasinė pozicija. Atrodytų, kad tos pozicijos buvo renkamosi ne vien tik dėl to, kad jos buvo patogios, bet taipogi dėl to, kad buvo galima būnant juose daryti tinkamą politinę įtaką, tai yra padėti nesančiam šeimom bei jų priimamiem sprendimam, kad jie būtų kuo teisingesni ir kuo labiau paremti dvasiniais aspektais. Tai buvo kaip jūsų tokia misija tose gyvenimuose, bet vėliau, ypatingai viduramžiais panašiai, buvo pamatyta, ar jau pradėjo keistis šiek tiek politika. Tai ypatingai buvo dėl to, kad
Romos katalikai, Vatikanas pradėjo labai stipriai kontroliuoti visus dvasinius aspektus Europos pasaulyje ir daug kas neįėjo į jų idėjas, buvo pradėta stipriai reguliuoti. Tai daug kas buvo jūsų bandoma padaryti, pradėjo iš esmės tapti nebeveiksminga. Taigi buvo nuspręsta pasitraukti iš aktyvių politinių pozicijų. Tiesiog tai patapo pavojinga gyvybei, nes tiesiog Vatikano vedėjai magai stipriai matė jūsų daromą įtaką ir nenorėjo leisti tam toliau vykti. Tai iš esmės buvo atsisakyta visų tų pozicijų ir daugiau buvo susikoncentruota į save. Ir panašu, kad išpuoliai prieš jūsų sielą buvo stiprus ir nemažai padaryta įtakos jums. Dėl to buvo prarasta daug gebėjimų, bet tie praradimai buvo daugiau susiję su tuo, kad tiesiog dalykai buvo šiek tiek užmiršti, jie iš tikrųjų neišnyko. Dabar jūsų siela eina per tokį etapą, kur jinai bando vėl prisiminti savo turėtus gabumus, atkurti savo turėtas galimybės ir šitoje vietoje iš esmės susigrąžinti savo turėtą galią, kas iš esmės jūsų sielai kaip ir teisėtai priklauso. Į Lietuvą atrodytų yra atvykstama šiai gal pirmo pasaulinio karo metais. Atrodytų, kad buvo gyvenama kažkur Lenkijos teritorijoje, dėl kažkokių politinių priežasčių buvo persikelta į Lietuvos teritoriją ir tiesiog buvo likta čionai, kaip ir gal nebuvo labai didelis esmės čia būti, bet kaip ir nelabai buvo kur kitur būti. Jo labiau, kad buvo matoma, kad būnant čia bus galima padaryti tinkamą įtaką ir sąlygos bus gan geros tam dvasiniam atsigavimui, yra savo galių atgavimui. Šitam gyvenime jūsų siela gan nemažai tų galių susigrąžins. Tada po šio gyvenimo panašu, kad jinai planuoja sugrįžti vėl į svarbias roles, dalyvauti kažkokiuose vėlgi aukštesniuose sluoksniuose, kurie daro įtaką ir keičia šį mūsų pasaulį. Tais kitais laikais panašu, kad mes gyvensim truputėlį kitokiame pasaulyje. Tai nebus toks pasaulis, kur bus dalykai skirstomi valstybėmis. Tai bus daugiau viena didelė valstybė, tiesiog su skirtingais regionais. Tai bus tuomet grįžtama į tas įtakojančias pozicijas. Ir toje vietoje bus vėlgi dirbama, kad išlaikyti aukštą moralę, etiketą ir kad ši planeta neiškryptų iš aukštesnių tiesų krypties. Panašu, kad su šia planeta bus dirbama dar kurį laiką. Sekantį gyvenimą tikrai. Idėja bus dirbti su šia planeta ir dar keletą sekančių gyvenimų, bet galbūt nelabai iš fizinės plotmės, daugiau iš nefizinės. Tiesiog daugiau suteikti kaip vedimą šiai planetai ir kitiem čia esantiem fiziniam gyventojam. Tai dar bus gyvenama čia keli šimtai metų, kol jau nebelabai reikės šitos pagalbos. Tuomet panašu, kad jūsų siela patrauks kažkokią tai kitą energiją ir vyks kažkur vėl kažkas labai neįprasto. Reikės tuomet persikelti gan greitai kažkur kitur, kur bus reikalinga vėlgi jūsų pagalba. Ir panašu, kad istorija tęsis toliau, nes jūsų siela yra tokia funkcinė, kur jos pagalbos ar jos vedimo visą laiką kažkur reikės. Tai ten, kur jos reikės, ten jinai ir stengsis visą laiką atsidurti. Atrodytų, kad tai
yra tokios aiškiausiai matytos energijos. Gal iš to kilo kokių tai klausimų ar komentarų. Šiuo atveju tai, kas liečia, pavadinkim, tuos pakilusius meistrus, ar gal tinkamesnis terminas šviesos spindulių meistrus, jūsų siela tam tikrą prasme gali save teisėtai asocijuoti su tais šviesos spindulių meistrais, nes jie turi šiokias tokias panašias ištakas toj vietoj. Todėl tiksliai, sakykime, vienas šitas meistras su jums išsiskyrė, atrodytų, kad tai nėra itin didelis žodis, kuris tiksliai apibūdina šią situaciją, tai kad tai nėra teisinga, kad būtent tik šitas vienas meistras išskirtinai yra sureikšmintas. Atrodytų, kad turėtų būti ir daugiau tų meistrų ir greičiausiai jie pasireikš kažkokiu tai atitinkamu laikotarpiu. Tiesiog turbūt šiuo momentu būtent šis meistras buvo prieinamiausias, ar galbūt jums labiausiai įstrigo, nes jis jums yra davęs kelias pamokas, ypatingai miego metu ir įvairiose meditacijose ar kažkokiose vidiniuose tyrinėjimuose, bet pabrėžtinas žodis yra, kad tai yra daugiau fiksacija, negu kad šis meistras norėtų būti jūsų kažkoks išskirtinis meistras. Tai daugiau atrodytų, kad tiesiog jūs dar neatkreipėte dėmesio, kokias pamokas jums duoda kiti meistrai. Ir šitas meistras yra tik vienas iš tų meistrų, kurie suteikia jums tas pamokas, bet tai kaip ir turėjo būti pirminis atskaitos taškas, nuo kurio iš esmės turėjo prasidėti jūsų atradimas toje vietoje. Ir jisai yra kaip durys, pro kurias bus galima eiti tolyn ir užmegzti ryšį ir su kitais meistrais. Tiesiog nuo šio meistro prasideda tas kelias, bet jums yra numatyta pamokos ir iš kitų meistrų. Taip, tai dabar dar kažkas. Tai dabar einam jau prie nuotraukų. Tai dabar pirmoji nuotraukoj, čia teisingai, čia draugas, raudonai apsirengę. Šitas jūsų draugas, su juo yra karminės energijos, jis jums yra skolingas, anksčiau jis yra buvęs, sakykime, nedoras žmogus ir dėl savo nedorumo jis yra jums prasiskolinis. Dėja buvo šitam gyvenime, kad jis turėtų jums grąžinti tą skolą ir tuo pačiu paaugti tame procese, kad daugiau tokių skolų nesusikurti. Diskutuotina yra, kiek jūsų draugas yra sąmoningas apie jam skirtas pamokas su jumis. Taipogi diskutuotina yra, kiek laiko dar yra jums numatyta būti kartu, nes kaip ir viskas vyksta dėl to, kad jam yra reikalingos tos pamokos, kad jis turi suprasti, kad jis turi tinkamai jūs įvertinti ir esant tam tinkamai įvertinimui, sakykime, elgtis atitinkamai pagal tą vertę. Iš esmės sunku daugiau kažką labai pasakyti, nes kaip ir atrodytų, kad nėra labai prasmės daug kažką sakyti, nes apart neatrodytų, kad energijos klostosi taip, kaip jos turėtų klostytis ir tai nesudaro pagrindo jūsų tam ilgalaikiam kontraktui. Tiesiog, kad matosi, kad dar bus tų pamokų ir gal ne visos jos bus tos maloniosios pamokos, bet jos yra reikalingos. Ir kai jos praeis, tai kaip ir dalykai iš esmės pasidarys aiškesni. Sekančioj nuotraukoj yra tėtis prie plakato.
Jūsų tėtis atrodytų, kad anksčiau su juo irgi yra turėta ryšių. Iš esmės, jis atrodytų, kad yra buvęs jūsų vyras, bet atrodytų, kad jis neįtin elgėsi tinkamai, neįtin gražiai. Ir toj vietoj nelabai atrodytų, kad išmoko tame gyvenime tų pamokų. Jam buvo suteiktas šansas dar kartą pamėginti. Turėjo šitame gyvenime tuomet jumis bandyti rūpintis kaip dukra. Tai buvo skirtos pamokos jam, kad jisai išmoktų su jumis elgtis teisingai. Jeigu jūs tų pamokų neišmoko, tai tuomet kaip ir nėra labai didelės prasmės tęsti tas energijas, nes jos yra sąlyginės. Tai reiškia, kad jos gali tęstis tik prie tam tikrų sąlygų. Tai yra, jeigu siela atitinka tam tikras kažkokias moralės ar kažkokias tai normas, kurios yra juntamos jūsų vidinėme kompase ir nekomunikacija su juo yra susijusi su tuo, kad reiškia jis tų normų netitinka. Tai toje vietoje tai reiškia, kad jam reikia mokytis tas normas atitikti ir kai jisai jas, ar jeigu jisai jas atitiks, ir indikuos, kad jums galima tęsti tą komunikaciją, o jeigu nėra atitikmens, tai kaip ir nėra prasmės komunikuoti, nes tiesiog nėra to atitikmens, tai yra rodiklis, ar atitinka tos energijos ar ne. Dabar yra sesuo ant kėdės. Sesuo, su jie yra karminių energijų. Panašu, kad jūs buvo sesės ir anksčiau. Panašu, kad buvo nesutarimų dėl finansinių klausimų. Ypatingai čia labiau kalbama apie paveldėjimo klausimus. Ir panašu, kad kažkada tėvai skyrė jums didesnę paveldėjimo dalį kažkuriam gyvenimui. Ir jautėsi labai įžeista to. Dėl to jai kilo toks šitame gyvenime pasąmoninė energija, kad kad jūs esate konkurentė ir jinai turi su jumis kovoti, kad išsikovotų savo teisę į kažkokias tai privilegijas, paveldėjimo ar kažkokias tai. Ir galbūt šitame gyvenime jinai nėra sąmoninga apie tai, kodėl būtent jinai taip elgėsi, bet tai yra karminė energija, kuri ateina iš anksčiau, nes jinai dar nėra jums atleidusi už tai, kas buvo, ir nesąmoningai elgėsi šitame gyvenime toliau. Tai šitoje vietoje nepanašu, kad kas nors pilnai patenkins jos lūkesčius iš jūsų pusės, dėl to, kad jinai nėra sąmoninga apie savo lūkesčius ir kodėl jinai turi tam tikrus jausmus ir mąstyseną jūsų atžvilgiu. Geriausia, ką būtų galima padaryti, tai tiesiog pamėginti, pasikalbėti. Žinoma, jeigu yra noras santykius sutaikyti, yra pasikalbėti apie tai, kad nėra jokios konkurencijos ir klausimas yra, aišku, kuo reikėtų argumentuoti. Ar tai, kad nėra dėl ko konkuruoti, ar tai, kad nėra prasmės konkuruoti. Nepaisant to, abu tie argumentai jai turbūt atrodys per silpni. Šiuo atveju nepanašu, kad yra labai kažkoks tinkamas receptas, kaip išspręsti šią situaciją. Tai yra kai kas, ką jinai turi pati savyje išmokti. Tai yra, kad gyvenime yra svarbesnių dalykų, ne vien tik tais pasidalymas kažko tai, ar dėmesio, ar turto, ar kažko tai. Tai yra kai kas, pro ką jinai turi praeiti pro tą pamoką. Jūsų siela tiesiog jai suteikia galimybę tą pamoką išmokti. Močiutė su gitara. Jūsų idėja, kad jūs galite padėti močiutei, yra susijusi su tuo, kad jinai
turi dvi pozicijas. Viena pozicija tai yra, kad jinai turi kažkur tai būti ir kita pozicija, kad jinai turi kažkuo tai patapti. Jinai turi savyje tam tikro, sakykime, miegančio potencialo, o jūsų siela yra pozicijoje tą potencialą išlaisvinti. Iš to vietoj jos sveikatos problemos yra susijusios su tuo užstrigusiu potencialu. Ir jeigu jūsų siela padėtų tą, šiuo atveju, dvasinį potencialą išlaisvinti, kad tai ne vien tik dvasinis, bet ir tam tikras psichinis potencialas, net jinai galėtų turėti funkcionalesnį gyvenimą, daug energijų išsilaisvintų. Bet tai taipogi yra dviguba sutartis, nes iš dalies, jeigu jūsų siela padės močiutei išsilaisvinti, tai taipogi padės karminiu principu ir jūsų sielai išlaisvinti dalį savo potencialą. Tai čia yra dviguba sutartis, tai yra, kad jeigu jūs jai padėsit, tuomet jūs padėsit ir savo, nes tokiu būdu išlaisvinti ir savo potencialą. Dabar yra mama. Jūsų mama yra irgi karminis ryšys su jie yra. Jinai yra buvusi jūsų dukra. Ir jūs buvot jos kažkada tai, sakykime, gyvenimo mokytoja. Šiuo atveju tiesiog rolės apsikeitė, nes reikalingas buvo tam tikras balansas šitoje vietoje. Bet nepaisant to, kad fiziologiškai rolės apsikeitė, sielų lygmenyje tos rolės išliko tos pačios, nes jūsų siela yra labiau to išsivyščiusioje pozicijoje, kaip ir toje vietoje viskas atrodo kaip turėtų būti, tai kad jūsų siela gali padėti mamai vystytis, tai reikia tiesiog per daug nekreipti dėmesio į tas fiziologinės rolės, daugiau atsižvelgti į dvasinės rolės. Dabar yra sesers vaikai. Šie vaikai šiek tiek įneša dinamikos į jūsų santykį su seserimi. Jie šiek tiek suvaidins tam tikrą vaidmenį šitoje vietoje. Vaidmuo bus susijęs su tuo, kad jie paradoksaliai, patys būdami vaikais, jie stebės jūsų sesers elgesį su jumis ir jiems tas elgesys tam tikrą prasme pasirodys paradoksaliai vaikiškas jūsų atžvilgiu ir tai įves jūsų sesei tam tikrą vidinę dramą, kur jinai pradės jaustis nepatogiai, kad jos vaikai demonstruoja, sakykime, didesnę gyvenimo išmintį negu jinai kaip suaugęs žmogus. Ir tai šiek tiek turėtų padėti subalansuoti jūsų santykius, bet tai labai priklausys nuo jos ego pozicijos tuo momentu, kaip jinai priims tą informaciją. Nes vis tik jinai turi teisę tiesiog užblokuoti tai ir paskelbti kaip kažkokią ereziją ir nekreipti dėmesio į tai. Tai va, tai toje vietoje tiesiog bus matyti, kaip tai prisidės prie to proceso, bet jie galėtų sudalyvauti tame procese jūsų taikant, bet tai dar yra kažkiek tai metų į priekį. Tai va, tai gal dar kažkokių tai klausimų ir komentarų iškilo. Jeigu jums patiko ta pirma knyga, tai norėtume atkreipti dėmesį, kad dabar mūsų YouTube kanale jinai pasirodė audio versijoje su iliustracijom. Ir rekomenduotume iš naujo atšviežinti energiją. Na tai va, tai iš tikrųjų, mes turim teisę atidėti energijas, jeigu matom, kad jos yra pernelyg intensyvios, bet aukštesnis planas turi tik tiek tolerancijos. Anksčiau ar vėliau ateina laikas judėti į priekį. Nebegalim atidėlioti dalykų ir nesubręstam dalykam. Tai va, tai atėjo ir jūsų brandos laikas. Na tai va, tai ką, tai turbūt norėjom tuomet padėkoti už galimybę pabendrauti
ir tikimės, kad pavyko ir pasitarnauti kaip nors pokalbio metu. Tai buvo noras tuomet priminti, kad jeigu pokalbis buvo naudingas, sukuria kažkokią vertę, yra noras atsidėkoti už jas energiją subalansuoti, mūsų puslapyje yra nuorodos sąlygomis, kaip galima tai padaryti. Tai kągi tuomet dėkojam už pokalbį ir tuo kartu norėjom palinkėti viso ko geriausio.